Visiems, kam daugiau nei 3 ir kas mėgsta animaciją, Baltikum skaitmeninė TV pristato naują teminį paketą vaikams, kuriame net 3 naujos Disney programos. Pasakiškas animacijos kanalas mažiesiems, vaidybiniai serialai paaugliams ir nuotykių bei superherojų pilnas skaitmeninis pasaulis. Leiskitės į nuotaikingą kelionę po animacijos pasaulį. Visa šeima. Užsisakykite vaikų teminį TV paketą, dalyvaukite Baltikum loterijoje ir laimėkite firminės Disney dovanas arba pagrindinį prizą Blu-ray vaizdo leistuvą. Baltikum skaitmeninė TV. Pramogos visai šeimai. Sausio 23-osios ketvirtadienio laidoje matysite. Kėdainių rajone darbo ieško daugiau kaip 6 000 gyventojų. Nuo sausio 5-osios mūsų rajono ligoninėje jau veikia mamografas. Specialistai primena, kad ant ledo reikia elgtis taip, kad nesukelti pavojaus sau ir kitiems. Šių metų sausio 1 dieną registruota 3207 bedarbiai. Nedarbas 2014 metų sausio 1 dienai daugiau kaip 10%. Per praėjusius metus mūsų skyriuje iš viso registravosi 6039 darbo ieškantis ir neturintis Kėdainių rajono gyventojai. Tai yra apie 500 asmenų mažiau negu 2012 metais registravosi iš viso. Per 2013 metus bedarbių moterų registravosi 2642, vyrų 3397, kaimo gyventojų registravosi 2786, absolventų 313, neturinčių profesinio pasirengimo 2159 asmenys. Didžiausią dalį visų registruotų Kėdainių skyriuje asmenų sudaro darbo ieškantieji turintys vidurinį su profesinė kvalifikacija ir vidurinį išsilavinimą asmenys. Labai nedidelę dalį mūsų rajone sudaro pradinį išsilavinimą, aukštąjį išsilavinimą turintys darbo ieškantis asmenys. Apie 11% neturinčių darbo Kėdainių rajono gyventojų įgyja yra pagrindinį išsilavinimą. Kėdainių rajono darbo rinka pasižymė tuo, kad šiame rajone itin aktuali yra sezoninio darbo pasiūla. Dėl šios priežasties mūsų rajone nedarbas pavasarį sparčiai pradeda žemėti, o rudeniop gana sparčiai pradeda augti. Per 2013 metus mūsų skyriuje buvo įdarbinti 3202 asmenys. Didžiąją dalį per metus įdarbintų rajono gyventojai darbdaviai įdarbino pagal neterminuotas darbo sutartis. Terminuotas darbo sutartis įdarbinta buvo tik tais 4% asmenų. Rajono gyventojai aktyviai dirbo su verslo liudijimais. Tokią veiklos sritį praėjusiais metais pasirinko 1079 mūsų skyriuje registruoti klientai. Paklausios profesijos mūsų rajone praėjusiais metais buvo logistikos specialisto, apskaitininko, tarptautinio pervežimo vairuotojų, miško darbuotojų, virėjo, padavėjo, pardavėjų, mėsos išpjaustytojų. Vis dėlto turime pažymėti tuo, kad didžiąją dalį apie 70% įdarbintų asmenų sudarė įvairių sričių darbininkai. Pasinaudojant Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis, užimtumo fondo lėšomis į aktyvias darbo rinkos politikos priemonės įtraukta beveik 1000 darbo ieškančiųjų žmonių. Krūties vėžys dažniausia moterų liga. Lietuvoje kasmet registruojama iki 1400 naujų krūties vėžio atvejų. Pasaulyje 90% laikų diagnozuotų vėžio atvejų yra išgydoma, o Lietuvoje dėl vėlyvo diagnozavimo miršta beveik kas antra susirgusioji. Todėl viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė įsigijo mamografą, kuriuo dirbama jau nuo sausio 5 dienos. Mamografas yra rajono savivaldybės lėšomis finansuojamas lizinginiu būdu ir paslaugos yra, aišku, ankstyva krūties vėžio diagnostika ir kuo anksčiau nustatymas šitos patologijos, tuo geresni yra rezultatai ir paciento išgyvenamumas. Ta programa krūties vėžio prevencija apima tam tikrą grupę moterų nuo 50 iki 69 metų amžiaus ir kaip parodė jau kelis metus taikoma ta programa, ne visos moterys vis tik tai, kuriuom ir reikėdavo pasitikrinti, nuvažiuodavo į Kauną pasitikrinti. Beveik 50% moterų nenuvykdavo dėl
dėl tam tikrų vis tik finansinių išlaidų. Tai atsirado kaip ir tokia būtinybė turėti rajone aparatą, padedantį anksčiau diagnozuoti būtent šitą patologiją. Vertina 2 gydytojai baigę kvalifikaciją, nes vienas specialistas nevertina. Čia yra tokia vertinimo kriterijai šiai patologijai, kad 2 radiologai turi vertinti, patikrinti vienas kitą, ar tikrai teisingai, ir vertina 2 radiologai. Ar turėjom radiologų, ar teko mokyti? Taip, turėjom radiologų, jie važiavo tobulintis, jie mokėsi. Kasdien galima patikrinti po 5-6 moteris. Naujoju mamografu jau patikrintos 35. Moterim nuo 50 iki 69 metų pagal programą šita paslauga yra teikiama nemokamai, jos atvyksta su šeimos gydytojo siuntimu, kur yra pažymima, kad jos dalyvauja programoje, ir atliekamas yra tyrimas. Jeigu pacientės, o kartais ir pacientai, nes labai retais atvejais, bet vis tik tai krūties vėžys būna ir vyrams, turės kokių tai nusiskundimų, jaus skausmą, ras sukietėjimą, ir kreipsis į savo šeimos gydytoją, ir šeimos gydytojas matys, kad tai reikia atlikti tokį tyrimą, ir pacientas bus Lietuvoje gyvenantis pilietis ir bus draustas sveikatos draudimu, mokantis įmokas, ar dirbantis, ar kitaip draustas, kaip auginantis vaikus, tai jam taip pat šita paslauga bus nemokama. Reiškia, šeimos gydytojo siuntimu jisai turi, tai kaip radiologinė konsultacija, tai bus nemokamai. Jeigu pacientas nedraustas, jeigu jis neturi nusiskundimų, bet nori pasitikrinti profilaktiškai. Neramu kažkas, tai nieko neužčiuopia, bet neramu. Tai tokiu atveju ta konsultacija bus mokama ir kainuos kaip radiologų konsultacija apie 47 litus. Spustelėjęs šaltukas iš namų veda po ledinės žūklės mėgėjus. Ant užšalusių ežerų ir tvenkinių išdykauja vaikai, pramogauja suaugusieji. Bet ar visuomet elgiamės saugiai? Dar ugniagesiam gelbėtojams neteko vykti ir gelbėti žmonių, tačiau jau esame pastebėję atvejų, kada vaikai vaikšto ant ledo. Tai, aišku, yra nesaugu. Norime kreiptis į tėvelius, kurie namuose pakalbėtų apie saugų elgesį žiemos metu, ne vien ant ledo, kad būtų saugu ir iš mokyklos grįžti. Paukštelio mokyklos moksleiviai mėgsta trumpinti kelią namo eidami Nevėžio upe. Tai kreipiamės ir į mokytojus, kad neliktų abejingi, jeigu jau pastebėjo tokių atvejų, kad praneštų ir mūsų įstaigai, kad praneštų policijos pareigūnam, tiesiog pastebėjo tokius atvejus. O ledas laikomas tvirtas, kada yra ne mažiau 7 cm, o grupė žmonių atlaiko, kada yra ne mažiau 12 cm. Ir jeigu jau ledu eina grupė žmonių, tai tarp jų atstumas turi būti ne mažiau 5 metrai. Jeigu jau atsitiko tokia nelaimė, kad įlūžot, pirmoje eilėje, aišku, tai yra panika, bet visada patariame, kad būtų kiek įmanoma mažiau tos panikos, išlikti ramiem ir stengtis ropštis ant kranto, išliaužti išskėstomis rankomis, kad būtų didesnis plotas, jokių būdų nesistengti atsistoti, nes tai iš tikrųjų yra pavojinga. Ir siekti kranto ir eiti į tą pusę čiuožti, iš kurios jūs atėjote, o ne eiti pirmyn. Asmenys ant ledo turi elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus savo ir kitiems, sako specialistai. Ant užšalusių vandens telkinių draudžiama važiuoti motorizuotomis transporto priemonėmis, lipti, vaikščioti, čiuožinėti, jei ledo storis mažesnis nei 7 cm. Taip pat, kai ledas turi sniego priemaišų, nėra skaidrus atlydžio metu. Draudžiama rengti čiuožyklas ant gilesnių negu 1 metro vandens telkinių. Atkreipti norim dėmesį ir į pačius suaugusius žmonės, kad nepaslaptis matome ir per televizorių, žiūrim, kad tų atvejų jų yra ir žvejai nepasimoko. Atrodo, turime ir pakankamai daug ir skaudžių nelaimių, tačiau su žvejais yra problemos. Dabar kol kas dar tokių atvejų neturim, kad būtume pastebėję, bet norim kreiptis, kad vis dėlto tai mūsų pačių sveikata, mūsų pačių gyvybė
ir turim tą pasisaugoti iš tiesų patys. Nelaukti, kol kas nors pasirūpins ir nelaikas tada, kada atvyksta specialiosios tarnybos į pagalbą. Tai žvejams turėti visus įrankius saugumo, kas yra priklauso, jie šitą patys gerai žino. Taip pat, ekstremalam tai turbūt palinkėti, kad nebūtų nelaimių, o pasivėžinėjimas ledu tai viena iš pramogų. Turėjome 12 metais kelis atvejus, tačiau galima sakyti, kad 13 metai buvo tokie ramus, neturėjom jokių gelbėjimo darbų, tai mes labai tikimės, kad ir šie metai tokie bus. Sausio 25 dieną šeštadienį Kėdainių arenoje turėjusios vykti Lietuvos krepšinio lygos rungtynės tarp Nevėžio ir Kauno rajono Lietuvos sporto universiteto atletų yra nukeliamos į balandžio 18-19 val. Jos vyks Garliavos sporto centre. Tuo tarpu kovo 23 turės Garliavoje vykti šių dviejų ekipų mačas bus žaidžiamas Kėdainiuose. Šis sprendimas buvo priimtas dėl Kėdainių arenos užimtumo ir abiem klubams susitarus tarpusavyje. Pirmuosius 2 tarpusavio susitikimus tik po atkaklios kovos 77-71 ir 61-58 laimėjo Nevėžis. Artimiausias rungtynės Nevėžis žais Lietuvos krepšinio federacijos taurės turnyre, kur atsakomajame mače ketvirtadienį sausio 23 vėl susigrums su Panevėžio Lietkabeliu. Pirmasis susitikimas baigėsi lygiosiomis 69-69. Uždaroji akcinė bendrovė Spaudvita, įsikūrusi Kėdainių senamiestyje Radvilų gatvėje 16, tai specializuota poligrafijos įmonė, teikianti dizaino, maketavimo, spausdinimo ir rišimo paslaugas. Spaudos darbai atliekami 2 būdais, tai tradicinė ofsetinė spauda, kuri naudojama didesniems tiražams, ir skaitmeninė spauda, taikoma mažiems tiražams. Ant įvairaus storio popieriaus spausdiname knygas, žurnalus, brošiūras, katalogus, reklaminius lankstinukus, reklaminės skrajutės lapelius, kontorinės knygas, įvairius blankus, vizitinės korteles, kvietimus, sieninius ir stalinius kalendorius, spaudą ant vokų ir kitą produkciją. Maloniai kviečiama užsukti į uždarąją akcinę bendrovę Spaudvita Kėdainių senamiestyje. Jis nuolatinis ir nepakeičiamas tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Jis visada šalia. Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Sausio 29-ąją 17:30 daugiakultūriame centre virtuozo pianisto sužavėjusių Lietuvos ir užsienio publiką Kasparo Uinsko solinis koncertas. Programoje Bramso, Šopeno, Rachmaninovo kūriniai. Bilieto kaina 10 litų. Mokiniams, senjorams 5 litai. Bilietus galima įsigyti iš anksto. Rėmėjas uždaroji akcinė bendrovė Dotnuvos projektai. Sausio 24-ąją Kėdainių kultūros centre 11 val. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas Dainų dainelė – rajoninis turas. Kviečiame ateiti pasiklausyti dainorėlių. Vasario 23-ąją 16 val. Kėdainių kultūros centre gyvo garso jubiliejinis 50 metų scenoje Stasio Povilaičio su grupe koncertas. Bilietų kainos 25 ir 30 litų. Bilietus galima įsigyti Bilietai LT ir Kėdainių kultūros centro kasoje. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso Muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai. Seniai, toli buvo atrastas užburiantis žiemos receptas.
Jums jį atskleisime. Įdedame skaitmeninės televizijos magiškų įspūdžių, pabarstome šviesų laidinio interneto stebuklais. Viską gerai išmaišome ir mėgaujamės Baltikum internetu bei skaitmeninę televiziją tik už 48 litus per mėnesį. Visą sutarties terminą. Baltikum. Užburiantis žiemos receptas.